Jis maitina alkanus, pasišaukęs savo mokinius. Jėzus tarė, gaila man minios, nes jau 3 dienas jie pasiliejo manimi ir neturi ko valgyti. Aš nepaleisiu jų alkanų, kad nenusilptų kelyje. Evangelija pagal Matą, 15 skyrius 30 eilutė. 3 dienas žmonės sekė Jėzų. Maždaug 4,000 žmonių. Jis gydė sergančiuosius ir kalbėjosi su jais. Jie išlovino Dievą dėl didžios jo maldytin stebėjosi. Jėzui patiko žmonės, nes rūpesini ar jauni, geri ar pikti, jo dirba. Jis paprasčiausiai juos mėgo. Net jeigu 3 paras nesisprausė ir nekeitė kojinių ir nesiskuto ir panašiai. Jis mėgo jos, nes jis žvelgia giliau iki pat širdies gelmių. Ir ten jis randa šiktą, kas jam padarė šios žmonės vertingais bei mylimais. Dievo atvaizdą ir jo elgesį. Galiausiai mumyse yra ne nuodėmių galia, bet Dievo atvaizdas arba dvasia, kurios jis mumyse įdėjo. Tai dalis, kuri taip labai ilgisi Dievo. Jis itin susirūpinęs žmonėmis ir trokšta jiems geriausio. Jis pasirūpins maistu, kad tik neišsiųstų jų alkanų, kad tik jie nenusilptų. Lygiai taip pat jis susirūpinęs mumis. Kuomet mes ateiname pas jį, klausomės jo, ieškome jo, meldžiamės jam, jis niekuomet nepaleis mūsų alkanų. Jis duos mums dangiškosios manos žodžius, kurie yra meilės ir vilties žodžius. Tiek daug jis išgydo mums net nepastebint. Jis iš tikrųjų rūpinasi mumis. Jis nerimauja dėl mūsų, kad tik mes nenusilptume. Ir kai kurie tikrai yra apkrauti, o kai kurie perdegė. Taigi jie visai arti nusilpimo, sugniuždymo. Jis norėtų nuimti naštą, jeigu tik tu ją paleistum. Jis norėtų ją nešti, nesilaikyk įsikibęs neteisingų naštų. Teisime pas jį ir pasidėsime prie jo kojų. Kartais pakanka ir 5 minučių. Jis nebeleis mūsų alkanų. Niekada. Dėkoju Jėzau, tu rūpiniesi manimi. Galiu prisėsti prie tavo kojų. Kartais trumpam, kartais šiek tiek ilgėliau. Mano širdį, tu kalbi gyvenimą ir vilties žodžius. Tu atnaujini mane ir niekuomet nenueina alkanas. Tau gaila manęs, kuomet turiu problemų didesnį už mane. Kaip gerai, kad tu esi. Amen.